Tupperware maišymo dubuo. Forma puikiai, turis idealus 3,5 litro ir labai patogus naudoti. Pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Štai turi tokį kietą dangtį, dangtis turi snapiuką, labai patogu atidaryti, dangtis kietas, bet visiškai sandarus, 100% sandarus. Pats dubuo iš vidaus yra matinės, kad jeigu mes kažką plaką maišom, kad mažiau susiraižytų, dargi viduje yra štai va tokia va matavimo skalė, jūs galite pasimatuoti, kokį nors skystį, jeigu norite pilti. Plus turi štai va tokį va sijoną, tai jeigu kažką maišot, plakat, labai patogu už jo laikyti ir labai lengvai užsidaro. Imam dubenį, bum, 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 uždarėm, išleidom orą ir viskas uždaryta. Kągi tokiam dubenį veikti, aišku, galite maišyti salotas, daryti įvairiausius tenais, ką jums reikia sumaišyti, marinuoti mėsą, žuvį, aš paprasčiausiai, jeigu marinuoju mėsą, pavyzdžiui, kokias vištos šlaunėlės, dedu jas čia, dedu prieskonius, dedu šiek tiek aliejaus, viską supurtau ir turiu puikiausiai sumaišytą su prieskoniais mėsą, arba jeigu reikia vištieną krokmolę polioti, pavyzdžiui, kokius mažus gabaliukus prieš kepant, vištiena čia, krakmolas čia, dangtį supurtau, uždarau, viską supurtau ir viskas puikiausiai. Jeigu noriu laikyti, bumt, iš šaldytuvą. Noriu vežtis, pasiemu irgi su savim, su kokiu šašlyku, nes dangtis visiškai sandarus, ar ten kokia višta sumarinuota bus, ar dar kažkas. Dargi mėlyną tešlą, kai gaminate, taip pat reikia dubens su 100% sandariu dangčiu, nes mes tešlą neminkom rankomus, o supurtome ir kildame ją uždarytą dangčiu, kad susidarytų slėgis ir tešla pakiltų visiškai kitaip. Jeigu nežinote, kaip gaminti tešlą, parašykite, įkelsiu komentarus video ir galėsite mokėti ją daryti. Kągi dar galima papasakoti apie tą dubenį? Turbūt daug, bet užteks, nes netilpsiu paskui į laiką, bet svarbiausias dalykas tas, kad katalogė jį galite įsigyti tik rinkinyje. O šią savaitę su labai gera nuolaida galite įsigyti atskirai tik 15,50 € vietoj 24,50 €. Rekomenduoju, tikrai patiks.